Va, tai mes, kaip sako, trysia jį palydėjom, bet prieš išlydint iš šią tą Nedzingės bažnyčią 12 kilometrų buvo. Tai kai Mariuose tada nebuvo kėdžių kaip dabar, buvo, žinot, kaimo vietovės, langai pairę, stogai šaudiniai, suolai mediniai, o tokie. Tai ant šito suolo, kaip istorinis suolas, tėvelis su motina atsisėdo, kryželį paėmė, parodysiu, tuose namuose yra tas kryželis pats. Rankšluostį davė jam ir palaimino, jį apkabino, ten pabučiavo kaip tėvai. Jis negalėjo, jo tėvai buvo apie Lazdijus, ten jo gimtinė, tai negalėjo, kaip sako, laiminti. Ir mes palydėjome Nedzingę, jį jam davė šliūbų. Tai vat apie šitas suolas taip ir išliko, kur sėdėjo Ramanausko dvaras. Apie Punkėšę. 45 metais, jau kada aš susipažinau su Ramanausko vanagu, tai jau buvau priklausęs ir prisegdintas prieš tai 44 metais generolo Daugantas buvo, kurie mažai žinomas ir nusipelnęs, daug organizavo visai, ypač jaunimo tokio kaip mus, aš buvau dar 18 metų, kaip jo klausiau, kaip sako, patarimų, išsakė, kad mielas jaunime, frontas artėja, vokiečiai traukiasi, reiks Lietuvą ginti 18 metais. Ir auklėjo, kaip sako, patriotiškai mus, ir kuriems sutikom, mes prisiekėm, kad liksim sąjūdžio nariais ir kaip kariai užskaityti. Ir tą priesaiką mes, kaip sako, išlaikėm. Jeigu mūsų kaimo buvo 12 gyventojų, tai pagalvokite, aš jums papasakosiu, 18 metais, kada reikėjo kurti kariuomenį, tai buvo tada valdžia, kunigai, reiškia, buvo, tai ruporai per bažnyčios, kaip sako, šaukdavo, kad vyrai mėlė savo sūnus, leiskit į kariuomenės Lietuvą, reiškia, bunda karas, tada kariavo kaizeris su caru, kadangi caro čia buvo valdžia iki 18 metų. Tai buvo kariavo su vokiečiais rusai, ir šitas tada išėjo, vokiečiai grįžo vėl frontas ir kūrėsi Lietuva. Tai mūsų kaimo iš tų 12 gyventojų, buvo jaunimo irgi daugiau, bet išėjo tik vienas savanoris, kadangi caras valdė, kaip žinau, 200 gal metų ir daugiau. Ir buvo, kaip sako, žmonės ir net ir sulenkėjo, surusėjo, kaip sako, galvoja, kad ir čia gal gerai, rublis brangus, o taip. Bet tik vienas išėjo toks Barysas Bladas ir išėjo savanorių iš mūsų. O aš jau 44, kai mus prisaigdino jaunuolius, jau mes išėjome 45 metais 10 mūsų jaunuolių, 18 metų, tie metai geresni. Tai matot, kiek per 20 metų Smetonos laikų jau buvo ir, ir jūs, reiškia, mėlės, kaip sako, korporacijos studentai.